tokioje svetainėje kaip žodžiai.lt randu visai lyg ir neblogą paaiškinimą. Tačiau šaltinis, kuriuo remiamasi, yra vyriausiosios enciklopedijų redakcijos išleistas tarptautinių žodžių žodynas. Na, viskas gal būtų ir nieko, jei tas žodynas nebūtų 1985 metų leidimo. Ir sakykit, prašom, kas tai yra? Ar tai yra klaidumas, ar dar kažkas? Juk šiandien, kalbėdami apie dezinformaciją, mes kalbame apie tokius reiškinius kaip dirbtinis intelektas, botai. Ir staiga tiksliau sakant, pirmas buvo Wikipedijos, o šitas buvo, bet ne antras, trečias pagal svarbumą išmestas įrašas, kuris datuojamas 1985 metų. Tai yra šaltinio. Tai yra baisu, man taip atrodo. Iš vienos pusės galima, tai yra, manau, kad atrodo du dalykus, kad visų pirma, informacijos propagandos klausimai yra aktualūs skirtingose kontekstuose, jų išraiškose gali būti skirtingos. Ir šiandien mes kalbame apie dezinformaciją ir propagandą ir jos plitimą būtent robotų arba botų arba skaitmeniniais pagrindais arba kompiuterio būdu sklindančią, tai yra sklaidos klausimas. Nepamirškite, mes dabar pasiklausysime apie orus ir tuo jau pat grįšime atgal į studiją. Labas, Milda. Sveiki dar kartą visi mūsų besiklausantys, dabar yra 12:34. Toliau tęsiame laidą su profesorė Asta Zelinkauskaite ir primenu, studijos telefonas yra 852-431-431 arba laukiame jūsų klausimų mobiliojoje programėlėje. Asta, aš jūs nutraukiau prieš išeinant į pertrauką, tęskime mintį. Mes kalbėjome apie tai, kad propagandos arba dezinformacijos tematika yra